Išmokęs šios galvos masažus, tu visų pirma padarysi savo klientus lojalius. Visų antra, pakelsi savo kvalifikaciją, tai yra eisi žymiai aukštesnį lygmenį, suprasdamas, ką iš tikrųjų duoda šitas servisas. Taigi, tu duosi daugiau klientui, o klientas be abejo atsidėkos tau ne tik tai lojalumu, bet ir pinigais. Uždirbti pinigų šioj profesijoje labai svarbu, o svarbiausia pradėti nuo savęs, kad aš galiu duoti. Nuo ko viskas prasideda? Paslauga tai yra meistras, o meistras visų pirma duoda. Taigi duoti ne tik tai kokybišką paslaugą, bet ir daugiau experienco, daugiau malonumo, daugiau kelionės. Kelionės būtent šitoje erdvėje, tai yra visiškai kitokia erdvėje. Ką tu gali padaryti? Tai visų pirma atpalaiduoti klientą savo rankų masažais. Padaręs juos, klientas tau be abejo atsidėkos. Jis visą laiką pasakys, kaip buvo gerai. Pagalvokit nors sekundę, ar kitur jisai sako gerai. Aš esu įsitikinęs, esu apkeliavęs daugybę salonų, kad niekur iš tiesų neįdeda širdies, o tai tiesiog keletą minučių daugiau, 1, 3, 5 minutės, bet klientas jaučia didžiulę vertę, didžiulę pagarbą ir jis visą laiką sako, wow, kokie faini masažai. Tai aš girdžiu ištisus metus, kai aš atlieku klientam juos. Ką tai daro? Tai visų pirma, dar kartelį, tai daro juos lojaliais man. Išmokęs šiuos masažus, tavo klientai taps lojalūs tau, o tai labai svarbu, juk surinkti klientą yra labai sunku, o išlaikyti dar sunkiau. Tai vat, kai klientas ateina, nuo to momento jūs jau galite jį paversti lojaliu jums ir vien dėl masažo. Pagalvokime kodėl. Klientas visą laiką ateina dieną su krūva darbų galvoje. Jis visą laiką galvoja apie mailą, kam atrašyti, kas ką pasakė ir taip toliau. Ir tik tai jūsų prisilietimas prie kliento atpalaiduos jį nuo visko. Jisai nueis į visiškai kitą matricą. Kur dar daugiau gali klientas atsipalaiduoti? Taip, galbūt kine, galbūt masažo salone, tačiau čia ir yra ta vieta, kur mes suteikiame žymiai daugiau. Tai yra mes padarome jiem tarytum kelionę į spa pasaulį. Ir kas tai mums padeda padaryti? Tai visų pirma tu, jūs, visų antra noras duoti. Trečia, be abejo, aš pasakysiu, kad tai yra nuostabus produktai, kurie yra organiniai ir kvepia. Ir be abejo, tas masažas, kurį aš duodu, klientas visą laiką jaučia. Kiek aš kartų prisimenu istoriją, kad blogas servisas. Ne servisas blogas, o blogas dėmesys. Geras dėmesys prasideda nuo to, kad aš iš tiesų noriu kažką padaryti šiek tiek daugiau. Rekomenduoju ir tau padaryti šiek tiek daugiau, duoti šitam pasauliui dar kažko daugiau ir viskas sugrįž tau su kaupu. Dėkoju.